Labadiena visiems YouTube kanalų su Žalgiriu žiūrovam. Šiandien prie mūsų Respublikos apskritojo stalo gerai jums pažįstame dažni mūsų svečiai, kurie tikrai sulaukia didelių jūsų susidomėjimų. Ir šios dienos mūsų pokalbis vadinas taip: žinios iš Lietuvos Respublikos Seimo arba apie tai, ko nepasako LRT. Šiandien mes kalbame antradienis, gegužės 13 diena. Tai gal gerbiamas Valiau, sakykit, kas ten tokio dabar Seime, mes viešoje erdvėje kaip tik su Henriku anksčiau susirinkę šnekėjom, kaip su tuo nekilnojamo turto mokesčiu. Šitokie mitingai, kartu dalyvavom tiesiog su Henriku ir šitiek žmonių. Ir žiūriu, kad ten kaip nuo žąsies vanduo ten yra, kaip kalba apie tą, kaip priimta faktą, tik tai kažkokios tai ribos atsiranda, gal tas lubas žeminam ten ir grindis iki 50, iki 100, ar jau čia taip viskas nuspręsta? Na, iš tikrųjų, aš norėčiau priminti, aš dar prieš naujus metus, gruodžio mėnesį, ne vienoje laidoje esu sakęs, kad pagrindinis tikslas visuotinio nekilnojamo turto mokesčio tai yra perduoti įrankius savivaldybėm ir kad, pavyzdžiui, Benkunskas ir Avulis galėtų išsivalyti teritorijas. Labai paprasta, šitoj teritorijoje didesnis mokestis, šitoj mažesnis ir kad tai atsiras įstatymė. Prieš tai sakė, ne, jokių būdų mes savivaldybėm neleisim duoti, o šiandien kokį matom projektą, kad savivaldybėm bus leidžiama spręsti. Ar 20 tūkstančių, ar 80, ar kiti variantai, bet tai bus suteiktas įrankis. Bet kas yra įdomiausia, kad šiam mokesčiui dabar pradėjo prieštarauti netgi pačios savivaldybės. Aišku, Vilnius neprieštarauja, dideli miestai neprieštarauja, jiem labai gerai pasireguliuoti tas teritorijas įsivalyti, bet mažesniam savivaldybėm tai yra blogai. Žiūrėkit, ką ministerija parašė. Jeigu savivaldybės nuspręs gelbėti žmonės, ne 80 tūkstančių ribą padaryti, o 20, tai valstybė kirs per savivaldybių biudžetus. Iš jų atims tą dalį pinigų ir sakys, jūs gelbėjot žmonės, susimokėkit. Nes ministerija jiems paskaičiuos 20 tūkstančių ribos, kiek galima susirinkti, o jeigu jūs gelbėjot žmonės, tai tą dalį mes iš jūsų atimsim. Ir dabar žiūrėkit, aš visada žiūriu į politinius terminus. 27 metai, kas? Savivaldybių tarybų rinkimai. Ir merų, ir tarybų, ir visa kita. Kada mokestis kirs? 27 po naujų metų. Jau ateis tada. Tai dabar visioms savivaldybėm bus dilema, ką daryti. Ar gelbėti žmonės, kaip sakant, padaryti aukštesnę ribą, ar vis dėlto gelbėti biudžetą. Tai aš nežinau, jeigu tenais ministerijų sėdi, nežinau, turbūt konservatorių kažkokie žmonės, tai dabartinė valdantieji tai yra bomba padėta. Bet paimkit šitą bombą, nubalsuokit už ją, ir nusižudykit 27 metais. Nes kitaip baigsis labai blogai, bet žinot, kas yra liūdniausiai? Ten gal surinksim 30, 50 milijonų, galbūt 70, galbūt 60, galbūt dar kažkokios skaičius. Bet tai nėra tos kertinės lėšos, dėl ko reiktų tą visą chaosą padaryti. Aš visada kartais sakydavau, gal tą modelį tik Vilniui duokim, Vilniui, Klaipėdai, dar kažkam, kuriem reikia kartu su statybų bendrom išsivaldyti teritorijas, ir nereiktų skausminti visos Lietuvos. Nes dabar nuskausminsim visą Lietuvą. Bet pavyzdys, šiandien pirmas klausimas, antro vėjo jūrų parko klausimas. Gerai, atsiprašau. Žiūrėkit, aš ką noriu pasverti, du dalykus. Čia kalbame 60-70 milijonų, kurios reikia surinkti, nes kitaip valstybė žlugs, o kitoj rankų įdedam nebe 3 milijardus išleisim, o 2,5. Tai 2,5 milijardų, kurios visi susimokėsim ir kurios reikia surinkti 60. Tai kaip galima taip lyginti klausimą? Tai čia tas 60, aš taip suprantu, Stepukoniui per 1,5 metų pralošti, tokiam šarūnai. Gerai, bet gerbiamas Artūrai, dabar norėčiau dėl šito pačio, čia Valius paminėjo, kad politiškai. Tai žiūrėkit, politiškai vis tik tai socialdemokratam užsiiminėti tokiais mokesčių dėjimais, ko nebuvo. Čia kiekvieną kartą kartuoti, bet jau pradedant nuo to, kad einamas jau paleistas konvejeris ir nieks nestabdo, bet buvusio premjero Algirdo Butkevičiaus komentaras apie šitą mokestį. Tačiau žioplesnio įstatymo projekto ir tokios nekompetencijos ruošiant projektą dar nebuvau matęs. Jei išnagrinėtumėte kitų ES šalių tvarką, niekur nerasite to, kas dabar siūloma pas mus. Tai vis tik tai ten yra, ar ten yra dar to sveiko proto, pasakytum, Seime, kad
jau pats iš principo čia yra. Ir jeigu ten pradeda kalbėti apie kažkokius tai saugiklius, kad ten visi nereikės visiems mokėti, tai palaukit, čia yra Pandoros skrynia, kurią pravėrus, kaip tik ateis kitas koks nors Šedžius, čia šiemet Šimonytė, visi kažkaip tie finansų mūsų genijai ministrais buvę ir ši raidės prasideda. Ir padės, sakys, tumba jumba šaly, va ten yra daug didesnė, mes didinam. Tai, bet, sakyk, va dabar ir pačio nuomonė ir vienu. Ne, mano nuomonė tai, kad tai yra ne gynybos mokestis, tai yra socialdemokratų programos įgyvendinimas, pasinaudojant karų Ukrainoje ir dėl to, kad reikia didinti gynybą. Nes gynybai čia pinigų, katino ašaros yra, tai tikrai nesurinksime, bet kažkada tai reikia atidaryti, ką ir siūlo visos, sakykime, tos tarptautinės institucijos, Pasaulio bankas, visi, kas tik tais, tenai netingi mums teikia rekomendacijas, reikalingas visuotinis mokestis. Tai štai, tai pasinaudojama karo eskalavimu, sakykime, tą ir karo Ukrainoje vykstančių faktų, ir bandoma atidaryti tą Pandoros skrynę, išleisti, kad ir nedidelį tą visuotinį mokestį nekilnojamo turto, kurį bet kada pravėrus tas duris galima bus jas atlapoti į abi pusės. Ir vėlgi, ir matysime tas pačias problemas, kad turi vakarų Europą, kada jaunimas nebeįperka nekilnojamo turto, tai yra turto koncentracija oligarkų rankose ir tikrai ta situacija niekaip nėra susijusi karo, gynybos ten didinimo ir nekilnojamo turto mokesčių. Tai yra socialdemokratų vienintelės, sakykime, koalicijos didžiausio partnerio programos įgyvendinimas ir nedaugiau. Dėl ko jie tą daro, tai galima tik spėlioti, dėl to, kad kadencijos pradžia, nes vėliau jau nebegalės įvesti, ir bus savo neįvykdę pažadų rinkėjams. Iš vienų atimti, duoti kitiems, bet paprastai drambliai nemoka niekada, o nukenčia tie visi eiliniai, vidutiniai piliečiai. Ant jų visa ta našta ir gula. Tai čia yra ta blogoji pusė. Kodėl aš taip sakau? Todėl, kad neturime jokių matematinių modeliavimų arba prognozavimų. Nei vieno, nei kito tai nėra. Valius biudžeto komitete dirbo, aš audito komitete, aš nematau, dėkite ant stalo skaičius. Tai dar vyriausybė tik šiandieną, trečiadienį, apsvarstys, adaptuos tą variantą paskutinį, kuris bus teikiamas Seimui ir kiek žinau, jisai keisis dar radikaliai. Tai kokie ten genijai sėdi ir skaičiuoja, jeigu, sakykime, Seimo nariai nekli, sakykime, šuniukai ir viščiukai, kurie galėtų kelti ten rankas, tai vis dėlto turi būti sprendimas priimamas valstybės ten mastu išdiskutuotas su visuomenė, su verslo atstovais, su smulkaus verslo ten atstovais, kaip jos ten palies, kokia tai nauda bus. Jeigu nėra naudos, tai kam tada deginti žvakes? Pasakytų geri lošėjai, ar ne? Ne žvakės kainuos brangiau negu statomi, sakykime, pinigai lošime. Tai man tam panašu toks, ar nekompetencija, ar kažkoks tai, sakykime, avantiūrizmas, man šiuo atveju ir tas atsispindi. Aišku, gerbiamas Gendrikai, negana to, vėl citata ten yra, viešoje erdvėje pateikiama, kad 50 grindys žmogui, ten šeimai, ten 100 000 ir iš karto paradoksai prasideda. Tai palaukit, čia tai konkretus pavyzdžiai, gyvena vyras su žmona, išsiskyrė, jie šeima, ne šeima, kiek kuriam reikės mokėti, ten namo, kad vertė vėl ten yra, čia buvo jau būtent ta citata Algirdo Butkevičiaus buvo labai tokia išraiškinga, kad čia tik tai detalės, bet pačiam kaip pagal specialybę architektų ir buvusiam ministrui 11 vyriausybės atrodo visi šitie dalykai. Aš tai žinot, nei kaip ministras, nei kaip buvęs deputatas, ar dar aš kaip paprastas žmogus galiu kalbėti, kadangi šiuo metu atstovauju paprastus žmonės. Taip. Čia jūs šnekat apie visuotiną mokestį, aš nematau. Čia pirmas dalykas visuotinę mokesčių, nes valstybė už savo turimą turtą nemokės, kiek turi pastatų ir kalba eina ne apie tos 40 ar 60 milijonų, kiek surinks, aišku, čia yra juokas, bet jeigu būtų tikrai tikras visuotinis mokslas, bažnyčios, kareivinės,
ofisai, reiškia, ministerijos ir taip toliau. Aš suprantu, kad mes surinktume apie 500 milijardo pinigų ir visi vienodai mokėtų. Kai finansų ministras sako, kad nelogiška valstybinėm įmonėm mokėti, nes atseit iš vienos kišenės į kitą, aš visą laiką galvoju apie tokį argumentą, bet palaukit, iš kur pas jūs vienoje kišenėje atsiranda pinigai? Juk jų kažkas nepripaišo ir neprideda. Jie yra surinkti iš tų pačių žmonių, mokesčių mokėtojų, iš verslininkų, iš smulkių ir stambių. Verslininkai prideda į kišenę, o toliau, kaip tu jau ten su tais pinigais disponuoji, tavo reikalas, bet tai yra ne tavo pinigai. Tai jeigu vieną kartą tavo į tą kišenę pridėjo tų pinigų, tai kodėl tu nori iš jų reikalauti, kad dar pridėkite į tą kišenę man daugiau pinigų. Čia yra toks keistas dalykas. Bet iš esmės, jeigu politiškai žiūrint, tai aš matau puikiai užmaskuotą miną, kurią konservatoriai paliko, nuvažiavę į Briuselį, pasiderino, pasitarė, kadencija baigėsi, priėmė kažkokius sprendimus, kurių atseit dabar nelabai kas gali atšaukti, nes reikia vykdyti, nes kitaip Briuselį žiūrės čia mus, reiškia, neduos mums keletas šimtų ten milijonų, reiškia, tokios kalbos sklando, kitaip sakant, gaunasi toks politinis šantažas. Bet jeigu dabartinė valdžia atėjus, vykdomoji valdžia, finansų ministras, premjeras, gerai pagalvotų ir dirbtų Lietuvos žmonėm, tai man atrodo, jie rastų būdą, kaip išvengti šito gėdingo 40 ar 50 milijonų mokesčių, surasti būdus, kaip padaryti, kad ir vilkas būtų sotus ir avis, reiškia, būtų sveikas. Esmė tame, kad, Briuselis kaip bebūtų, aš suprantu, kad jie šantažuoja, bet man atrodo, kad daugiau šantažuoja čia vietiniai politikai valdančios daugumos, sakydami žmonėm, kad mes neturim pasirinkimo. Pasirinkimas visada yra. Jo, ir čia yra grynas melas. Esmė yra tame, kaip tu prie to prieini ir kokius tu veiksmus darai. Jeigu tu darytum normalius ir gerus veiksmus, tai man atrodo, nekiltų čia jokių klausimų. Aš dabartiniu metu šiandien ir taip moku nekilnojamo turto mokestį, nes pas mane yra to nekilnojamo turto ten virš 150 000, tai aš manau, kad jeigu ateis ten kažkokie tai su nuolaidom, su 0,1 procento nuo kažkokios sumos, jeigu dar 50% bus sumažinta, kad tai aš gal mokėsiu mažiau negu dabar. Bet esmė ne tame. Taip aš gal mokėsiu mažiau, bet esmė yra tokia, kad kiti, kurie visai nemoka ar kuriem nereikia mokėti, jie nenori, turės mokėti. Ir čia yra esminis dalykas. Dėl ko? Dėl to, kad maža to, kad mes priešinam žmonės, bet politikai, ypač socdemai arba ta valdančioji dauguma dabartinė, kuri yra, man atrodo, kad jin kasa savo duobę, didžiulę duobę, nes po 27 metų 28 bus jau Seimo rinkimai. Ir tada pasimatys šito kvailo, aš sakyčiau, nekilnojamo turto, arba ten, sakysim, šiaip pajamų mokesčio, GPM didinimai, pasimatys rezultatai. Dėl to, kad gali, kaip konservus dabar šaibom, žinai, pavarė, tai gali ir dabartinė dauguma turėti labai neigiamų pasiekmių. Ypatingai tie Seimo nariai, kurie balsuos. Bet, žinodamas mūsų teisės sąrangą, žinodamas, kaip kas veikia, dabartiniu metu viešoje erdvėje čia visokių skaičių yra, bet aš dar nematęs, kai aš nematau skaičių, aš negaliu komentuoti. Viskas yra tik tokiam teoriniam lygmenį, galbūt, bet tačiau ir taip toliau. Tai, kiek aš suprantu, bus pateikta kažkada, tai po vyriausybės svarstymų bus pateikta Seimui, tada bus galima konkrečiai pažiūrėti, kas ką siūlo ir kaip siūlo. Bet, žinodamas, kad šitas reikalas papuls į Seimą, prasideda Seimo virtuvėlė. Tai yra vieni... Gerai, jeigu... Aš tik pabaigsiu. Esmė yra tokia, kad gali būti, kad iš viso to, kas yra daroma, nieko neliks. Gali būti visiškai kvailesni, reiškia, sprendimai, negu kad yra dabar iš finansų ministerijos. Bet esmė yra labai paprasta. Tie politikai, kurie balsuos, aš čia į jūs žiūriu, jūs
turėsit labai svarbų ir didelį pasirinkimą. Kaip nubalsuosit, taip į jų žmonės ir žiūrės. O žinokit, žiūri tai labai nepatikliai. Man toks įspūdis, kad jūs šantažuojate dabar. Ne, tai vienas švelniausias, aš įsterpsiu apie tos europinius užšaldytus. Tai europiniai yra užšaldyta 150 tūkstančių, iš kurių galėtume net gauti 87 pagal 145 kriterijų, kadangi ten yra dar žalumo mes ten įvykdėm tuos visus reikalavimus. Tai nėra jokie 400 tūkstančių, kas Skvernelis kalba, šiandien sakiau, rodžiau faktus, tai yra valstybės kontrolės ir finansų ministerijos paskutiniai duomenys. 87. Labai tikėtai. Tai baš na baš, nuo nieko neišėjo. Žinot, kas įdomiausia toje situacijoje, dabartiniam laikotarpiu leido šalim persiderėti. Kadangi atėjo nauja vyriausybė, pasikeitė situacija, leido persiderėti. Tai klausimas, ar mes norėjom persiderėti? Gal finansų ministras net nenorėjo persidaryti. Tai tada ką kaltinti? Tai aš manau, kad finansų ministerijoje dar sėdi Skaistės, konservatorės, dar visi žmonės ir jie, tokius dalykus liepia, kaip kad, kai skaičiavo mokesčių poveikį nuo dabartinės bazės, nors puikiai žino, kad pagal registrų centrą 85% didėja. Nuo 26 metų sausio 1, pagal 5 metų įvykusius sandorius automatiškai didėja apmokestinama bazė, tai kiekvienas, kuris dabar nemokėjo, jau pakitus bazę 85%, žemė 35 didėja, tai vidutiniškai tai štai, tai iš karto jau pradėtų ir mokėti pagal dabartinį reglamentavimą, nieko net nekeičiant. Artūras vartojo žodį gal, aš sakau ne gal. Keičiasi ministras ir viceministrai, o departamentų direktoriai ir valdininkai visi lieka, taip kad žinokit, ten minų pridėta. Gerai, bet kokiu atveju, sakau, prieš šitą... Odega šunį visgi. Žinot, atėjo mintis tokia, vadinkit jūs Putiną, Lukašenką kaip norit, diktatoriai, uzurpatoriai, bet jie savo piliečių sukauptą turtą bando išlaikyti savo rankose ir žiūri tik savo šalies interesų. Ir tai yra faktas. Ir čia nieks nepatiks. Bet, kadangi kalbamės apie tos, kas dabar viešoje erdvėje, tiesiog palies mus visus, labai norėtus dar biškį komentarų, Valiu, ir jūsų dėl tų mokesčių visų. Ir dėl, pavyzdžiui, iki šio to laiko tikrai buvo viešoje erdvėje nuskambėję, kad Igničius kils lyg tai nuo 25, jau parduota 27. Niekas negali patvirtinti. Čia mūsų toj valstybė ant lygios vietos paslapčių. Antras dalykas, vis tik tai tie mokesčiai, kur dabar čia irgi kalbamės apie nekilnojamo turto, tai išeitų taip, kad jeigu aš dabar paveldžiu kažkokį tai žmogus paveldėjo kažkokį tai namą, būtą, jam jis nereikalingas, jis pirmiausia valstybei 36%. Tai jeigu jis paveldė, jam nereikia parduoti dar 36. Ir jau žiūriu, kad net mūsų toj dvaro žiniasklaidoj kalbantis, ekonomistas Dubnikovas šiuo atveju pats rodo už galvos susijęs, jau matos net toj visuomeniai ir net tie, kurie išleidžiami į televizorių, nelaiko nuo tų nesąmonių. Tai pakomentuokit, kas čia iš tikrųjų vyksta. Aš visada mėgstu pavyzdžiais pateikti. Dabar pasiūlyti mokesčių reformai, kas kam keičiasi, čia yra svarbiausia. Kam ta našta didėja, kam mažėja ir kaip. Tada paimkim, nežinau, Maximas, Avulius, visokias įmonės, didžiulės korporacijas, kurie yra juridiniai asmenys. Kaip jiem keičiasi mokestinė našta? Aš visada pavyzdžiais mėgstu. Pavyzdžiui, iš finansų ministerijos, prašau, duodu jiem 2 pavyzdžius, sakau, jūs man atsiųskit skaičiavimus. Kaip keičiasi šitam pavyzdžiui ir šitam. Kaip keisis juridiniam asmeniui? Mokestinė našta didės 1%. Lygiai 1%. Nei daugiau, nei mažiau. Viskas. 1%. Nesvarbu, ar jie uždirbs milijoną, 10 milijonų, 100, milijardą. Nesvarbu. Keisis 1%. Didės mokesčiai. Dabar mokestinės lengvatos. Kam bus pritaikytos? Buvusi konservatorių vyriausybė Skaistė atnešė mokestinių lengvatų už 250 milijonų, taip pat juridiniam asmenim. Individualis visų kitų tai neliečia. Tik juridiniai. Tai kas gavos praeitoj kadencijoj? Mokestinės lengvatos praėjo, 250 milijonų padovanojom, individualis visų kitų prismaukti nepavyko ir nekilnojamo turto nepavyko. Iškrito iš šono. Kas dabar atsitinka? Seime jau yra pateiktas pasiūlymas juridiniam asmenim mokestinės lengvatas plėsti nebe 2 metų senumo įrangą arba techniką įsigyti, o 5 metų. Tai ką reiškia? Daugiau negu 2 Tai ne 2 kartus, o 2,5 kartų. Tai vadinasi, bus nebe 250 milijonų, o 300 milijonų lengvatų juridiniam asmenim. Tai juridiniam asmenim lengvatų forma 300 milijonų dovanų, mokestinė našta didėja 1%.
Ir pavyzdžiui, jeigu juridinis asmuo yra iki 300 000, nu ta baisioji riba, kuris įjungia 32% tarifas individualiai ir visiems kitiems, tai juridiniam ten niekas neįsijungia, tik 1% padidėja. Tai juridinis pasinaudojęs pelno mokesčio lengvata mokės ne 7%, o 0, ten jau lengvatinis tarifas yra, bus, nu dabar 6 bus 7, tai 0, tai jis tik dividendų mokestis susimokės 15%. Tai 300 000, va, uždirbus, gavus pelno, visą kitą, jis susimokės tik 15%. Ir tada aš pereinu individuali veikla, darbuotojai, parduodamas turtas ir visa kita, kas bus sumuojama į krūvą. Juridiniam asmenį į krūvą nieko nebus sumuojama, nei dividendų, nei darbo santykių, niekas nebus sumuojama, tai individualioji ir visi kiti bus sumuojami į krūvą. Tai tu gavęs tuos pačius 300 000, nesvarbu, alga, individuali veikla, parduotas turtas, tau į krūvą sudės viską. Tai tu įlipęs į tuos 300 000, 36 nebeliko, nu dabar nuėmė, liko 32, bet prie 32 dar reikia pridėti sodrą, ligonių ir visas kitas, kas yra bendras apmokestinimas. Tai prie 32 dar pridedam 20-50%. Tai dabar žiūrėkit, individuali veikla ir visi kiti mokestinė našta virš 50%, juridiniam 15 arba 22. Tai kam skirta šita reforma? Aš visada sakau skaičiais, kalbėkim, ne emocijom, ne kažko skaičiais. Ir dabar kas gaunasi? Šitos dedame šuolą, tiem gerinam gyvenimą, o tiem 250 000 individualios veiklos, nu, kurie bando kažką veikti, kažką dirbti, tiem duodame per galvą. Ir mes duodam ne tik, kurie uždirbs labai daug, bet duodam ir viduriniam sluoksniui, kuriam dabar yra 15, bus 20. Tai į ką nutaikyta visas smūgis? Tai vadinasi, tą 300 milijonų lengvatą, kurią mes duosim juridiniam asmenim, reikia surinkti iš šito sluoksnio. Tai vienus pagerinsim, kitiem nubaus. Ir svarbiausia, čia įdomiausia, kad visą tą daro socialdemokratai. Bet tą patį darė konservatoriai. Ir konservatoriai. Konservatoriai darė lygiai tą patį. Bet, nu, kadangi mes šnekam... Vaivorykštė. Vaivorykštė. Gerai, tai dabar Artūrui norėčiau, kadangi kalbamės, bet būtent kas Seime nekalba, per LRT nerodo. Ką rodo ten LRT, praėjusią savaitę, tai patiko ten šito konservatoriaus komentaras, kada jis pasakė, Landsbergiui nori atimti titulus, kad nukreiptų žmonių dėmesį nuo nekilnojamo turto mokesčio. Tai labai geras buvo pajuokavimas. Reiškia, Lietuvos žmonėms už nekilnojamo turto mokestį yra baisiau tik tai Landsbergis. Kadangi visi pamiršo apie savo mokesčius, visi tuos. Bet kokiu atveju, tai sakykime, jūsų matymai ir ypač dėl to, kadangi kalba eina apie tas visas ginkluotės, tai žiūrėkit, vėl mes kalbame apie tuos tankus, jau pats buvo įsigilinęs į tuo pirkimu. Tai dabar, kodėl perkami tie tankai, o ne dronai, ten kurie ten, nes dronai tuos tankus medžioja, tankai dronų nemedžioja. Tai kas čia per logiką mūsų tų karių? Dar vieną žodį, sakykime, apie kurį mažai Marius gal kalbėjo, atsakydama į paties klausimą, dėl to turto, paveldimumo, pardavimo, tai bent, ne man čia aišku komentuoti, čia Šadžiaus ir Systo ten projektas, bet man teko kalbėtis ir su premjeru ir taip toliau. Galutinis projektas, kaip žinia, gims šiandieną vyriausybėje, ar ne? Po to jis keliaus, bet tų dalykų neturėtų būti, apie kurią kalbat, į GPM neturėtų sumuotis, lygti 15% nuo turto pardavimo skirtumo ir visi šitie, kurie yra GPM 15, o ne prie bendro pajamų, sakykime, šito. Tai čia toks bent jau patikinimas buvo iš premjero, bet vėlgi čia... Jo, čia galbūt gandai. Pamatysime tą variantą ir nebūtinai, kaip Henrikas sako, toks variantas bus priimtas Seime ir sulauks ten palaikymo. Vis dėlto tai yra tik socialdemokratų, tai yra programos įgyvendinimas, koalicija yra kur kas didesnė. Nebent konservatoriai palaikytų Skaistę ir taip toliau. Kas būna dažnai. Bet dabar apie tankus ir visą šitą. Tai šiandieną, kaip buvo minėta, praėjo projektas svarstymo stadijoje, už kurį aš nebalsavau ir mano kolegos daugumas nebalsavo, Nemuno aušros frakcijos, o dėl antro vėjo jūros parko. Tai kadangi ministras sulaužė pažadą, nepateikė naudos kašto analizės, vežimą stato prieš arklį, stumia, bus ta naudos kašto analizė, nebus, mes nežinom nei kokie kaštai, nei kokia ta nauda. 3 milijardai.
paskaičiuokime tankais. Jeigu leopardais, tai maždaug 60 tankų po 50 milijonų šitą, o jeigu ten skaičiuoti, tai visą 100 tankų išeitų, jeigu ten mes skaičiuotume, tarkim, Pietų Korėjos tankais, kur Lenkai perka, ar ne? Ten Panteros, kokie ten ta tankai. Visa divizija išeina. Jo, tai ir ne vieną. Galim kariauti. Tai štai galim kariauti ten su bet kuo. Ir dabar sako, ne, jūs žmonės įsitraukite iš kišenės 3 milijardus, įdėkite šitą į vėjo parką, kurį statys pusiau privatus ignitis, galbūt su koalicijos partneriu to pačiu Ocean Wind, kuris išvis, jie pasims naudą, mes jiem nuperkam verslą, ar ne, generacijos šaltinį, užuot leidę sausumoje vystyti tą pačią generaciją. Šitą pajungimus tiems 700 MW, realiai profiliai šiek tiek gamybos skiriasi, bet juos galima kompensuoti su kaupikliais, galima kompensuoti su rezerviniam dujų galiomis. Skirtumas mažiau negu 10% tarp gamybos profilio jūroje ir gamybos profilio sausumoje. Aš kalbu apie vėją. Tai štai jokio modeliavimo, jokios analizės, tikėkit, bus gerai. Koks čia gerumas, kada 3 milijardai išeina iš kišenės, o pagrindimo jokio. Tai reiškia, tiesiog, ko neprastumė per kreivį, bando per Vaičiūną tą prastumti. Ir prastums. Ir aš manau, kad tikrai prastums, nes akivaizdu pagal balsus ten Seime ir sakykime, ir užuot stiprinę gynybą, mes ten matysime tokį pasipinigavimą, kada ten turėsime labai pažeidžiamą projektą jūrai, užtenka nutraukti kabelius ar kažką tai, užuot turėję, na, tuos 700 MW įskaidytus į kokius 3-4 parkus per visą Lietuvą, ar ne? Na, sakykime, lokacijas ten pakeitę. Tai aš nežinau, kodėl čia Landsbergių gazdina, matomai, tauta myli mūsų patriarchą, dėl to jo ir gazdina, jeigu jo tiek nemylėtų šitą, tai jau ir negazdintų. O tai nukrypstant nuo gynybos, tai be abejo, šiandieną galima kalbėti apie tą, ką mums pristatė, ten turbūt, neskleidžiant paslapčių tam uždaram posėdį, kuriam, bet iš tikrųjų man tai susidaro toks vaizdas, kad mūsų planavimas gynybos ten srityje yra arba labai politizuotas kaip Kasčiūnas su savo tom Kasčiūnkėm ir tais visais kontrmobilumo, tais visais parodomojam akcijom, kur ten betoninių luitų ar ten ežių ten prikrovė vienoj vietoj pasifilmavo ir taip toliau. Dabar kalba apie fortifikaciją pagal visą pasienį kilometro pločio ir kalba apie 1 milijardą. Tai jeigu mes turime 1000 km kvadratinių, jeigu 1 km pločio, ar ne, visą sieną fortifikuoti, tai aš nežinau, trilijonų ten turbūt reikia gyvosios ten jėgos, nes vienam ten turbūt iš 100 metrų reikia 10 karių, ar ne, maždaug pirmoji linijoje, bet jos reikia rotuoti, reikia ten turėti kitas struktūras. Aš nesu kariškis. Būtent kariškiai masto kažkokiam tai kategorijom, ten turbūt, hiperbolizuosiu, ten turbūt viduramžių kategorijom, ar ne, kad čia eis šarvuočiai, čia mes, čia tie šarvuoti riteriai eina, ten ginklanešiai iš paskos ir taip toliau. Pasaulis jau Ukrainos ten kare parodė, kad mažiau kartais yra daugiau ir tokios priemonės, kurios dabar tobulėja, dronai ar ten kitokios, na, sakykime, artilerijos, tos ten toliažaudės valdomos bombos arba ten balistinės tos raketos, kurios ten smogia iš viršaus, šiek stratosferos, ten kažkur tai, kurios neįmanoma ten numušti, tai lemia karo baigti. O mes dabar 20 metų turbūt orientuosimės į tuos, sakyčiau, į praeitį, į viduramžius ir bandysime tais, sakykime, tomis priemonėmis kariauti. O čia, aš manau, tokia yra problema, su kuo aš ne kariškis ir man supranti, tas mąstymas, kurį dabar teikia mūsų ten vadai, kelia daug taip pat klaustukų. Ar nebusim perinvestavę į tą, kas yra praeitis? Žinau, jeigu galima, kaip finansų ministras švaisto gynybos lėšą šiai dienai. Komitete atėjo finansų ministras pristatė, kad Europa dabar leis pasiskolinti 40 metų,
už 0,5 procento palūkanų. Nu, praktiškai nemokamas paskolas duos valstybė. Tai vietoj to, kad ministras skolintųsi tenais, jis pasiskolina iš kitų fondų už 4 procentus. Tai aš ministrui klausiu, sakau, tai jūs dabar švaistote gynybos lėšus. 0,5% ir 4 procentai. Tai yra milijonai. Nu, milijardą pasiskolinku už 4 procentus, 40 milijonų į metus permokų. Tai va taip finansų ministras šiai dienai gynybos lėšas švaisto. Tai gal... Tai žinot, čia mums reikia skubiai labai greitai paimti. O Europa sako, imkit, va, 40 metų. Į skolos rodiklį nesiskaičiuoja niekur, simbolinės palūkanos. Apie Kubilių dar šitoje vietoje, kadangi Kubilius yra gynybos komisaras, pratęsant kolegos mintį, iš ties fondą padarė visai Europai tik 150 milijardų, ne? 150 milijardų fondas, kai Lietuvai vien reikia 20 milijardų. Tai Lietuva gaus prioritetinius taškus, kadangi pasienio valstybė. Ir papildomai gaus. Prioritetinius, bet kas yra? Mes galime skolintis labai nedidelį kiekį, 1,5 procentų nuo BVP ir tik 4 metams, tai 1,5 procento... 40 leis. Dabar naujos taisyklės per 2 mėnesius, kurios bus patvirtintos, leis pasiskolinti 40 metų laikotarpiui. Taip, ir sumas dabar sakė, kadangi per 2 mėnesius, finansų ministras Europos reikalų komitete pristatinėjo, sąlygas per 2 mėnesius turi sukoreguoti taip, kuriai šaliai kiek, kadangi mes esam pasienio valstybė, tai mums bus išimtinės sąlygos ir mes gausim daugiau. Tai galbūt, nes visiems neužteks, bet ką pristatė Europos komisijos šią atstovę, atėjusi Europos reikalų komitetą, tai 1,5 procento nuo BVP ir 4 metus tik tais galios ta taisyklė. Tai prie 3 procentų dasideda 1,5, tai mūsų deficitas galės būti 4,5, 1,5 procento galės būti skolinamas į gynybai. Tai 1,5 procento nuo BVP, tai BVP yra 80 milijardų, tai 800 milijonų iš 1,5, tai 1,4 milijardo į metus, 4 metai, tai mes 5 milijardus ten su kapeikom, tai galėsim pasiskolinti su centais. Nereiks nei mokesčių didinti. Jo, tai tik tais labai maža ten suma, ten tokia yra, tai aš kalbu apie tiesiog apie galimybę komisaras mūsų, ar ne, gynybos, o mums tenai lieka trupiniai nuo šito stalo. Užmiršo Lietuvą pasirūpinti. Gerai, dabar, Henrikai, žinai, klausant kolegų, nežinau, man tik, žinai, visada atsimenu Justiną Marcinkevičių, būkit savo žemės šeimininkais. Ir dabar aš kaip matau, šitos mūsų ministrų, pažiūrėkit, dabar Grybauskaitė kažkada krizės pačiu metu skolinosi pačiais didžiausiais procentais. Ir be reikalo, tą konstatavo valstybės kontrolė, skolinosi nesant būtinų tam, kad skolintis. Dabar mums reikėtų mokėti palūkanas, ten 10%. Dabar šitam visus tuos per offshore vietelių, čia Artūros jų tema, visi independent laivai pirkti, kur ten offshore šiaip jau naudojas mafija. Ne laivai, nuoma pirkti. Nuoma, tai viskas ok. Bet šiaip per offshore viską organizuoja mafija, pas mus mūsų vyriausybė. Ir dabar aš visą laiką pasižiūriu, kalbam apie dabartinį finansų ministrą. Nesikartosiu, tiesiog jau gerkliai stringa apie mūsų Dovilę Šakalienę, gynybos ministrę. Dabar ir paskutinė tiesiog informacija. FNTT vakar kaip liudytoja byloje dėl Baltika fondų lėšų pasisavinimo apklausė dabartinį aplinkos ministrą Povilą Poderskį. Aš nežinau, šiaip jau vyriausybė formuoja, tai ministrų skiria prezidentas, premjeras ir Seimo pritarimu, tai aš žinau, kas atsakingas, kad pas mus tokie yra valdžios ir kaip, kokios tavo mintys kyla, kadangi vadovauji tokiam eksparlamentarų klubui, kur ten yra daug žmonių, daug, matai, buvusių parlamentarų, kas nors įsiklauso į juos. Kaip čia pasakysiu, aš net klausimo negaliu suprasti. Kaip skiriami tokie žmonės? Kaip skiriami? Aukščiausios postus. Juk prizidentas net nežiūrėjęs į kandidatūras, iškart pasakė, kad nieko ten iš Nemuno aušros vyriausybėje nemato, taip, ten yra. Skiriamas paprasčiausiai, kai tu esi lojalus, tai tave ir skiria.
Jeigu tu tik tai... Durnas bet savas. Jo, durnas bet Pas savas. mus kaime sako. Tai. Jeigu tu tik pradedi rodyti savo kompetenciją, tai tavęs niekada niekas neskirs, dėl to, kad tu turi savo nuomonę, tu turi savo skaičiavimus ir tu niekam nereikalinga. Vykdytojai reikalingi, vykdytojai. Jo, tai tu ten sėdėsi ir ginčysies arba įrodinėsi savo nuomonę, niekam tu neįdomus esi. Tu turi, šiuo atveju kaip ir finansų ministras, pasiimtas toks, reiškia žmogelis, kuriam pasakyti ir jisai daro. Jisai, žiūrėkit, mane visą laiką, reiškia, tas dalykas, aš atsimenu tokį paveiksliuką, kai prezidentas Nausėda ten rėžtelėjo apie tos 5-6%, o Šedžius sėdėjo įsižiojęs, reiškia, finansų ministras, per kurį eina visi pagrindiniai, reiškia, srautai tie fiskaliniai ir visa kita, jis net nežino, ką prezidentas pasakys ir kaip pasakė, jis išsigando, nes jam pradėjo suktis, kaisti smegenis, iš kuris gaus tų pinigų, reiškia. Tai ta prasme jis dabar ir vykdo šitą paliepimą. Ir čia mes visi šnekam gynyba. Kur tie pinigai nukeliaus? Tikrai ne gynybai. Jokiai gynybai nenukeliaus tie pinigai. Be abejo. O kalbant apie Kubilių, tai nereikia užmiršti, kad jis ne tik karo ten tas komisaras yra, bet ir kosmoso. Tai pas jį daugiau turbūt yra ryšių su kosmosu, reiškia, ta prasme, nes... Dvasiom. Jo, su dvasiom, kai pamiršti Lietuvą, arba, sakysim, bet koks ten, reiškia, Latvių komisaras, kuris yra, arba, sakysim, ten Lenkų komisarai, kurie yra, jiem prioritetas, pirmas dalykas, tai yra sava šalis. Sava šalis, net priešingų atveju, jis turbūt neišliptų iš lėktuvo, iš Briuselio atskridęs į kokią Varšuvą, arba, sakysim, į Rygą, ar ten dar kažkur, tai nes jam sakytų, palauk, tu ką atstovauji. Mūsų Kubilius yra, sakau, daugiau kosmoso žmogus, jisai visai visatai priklauso, suprantat, ir jam daugiau rūpi, reiškia, kelionės į Marsą ir kaip tenais ginkluosim ir kaip ten kovosim su marsiečiais, kurie čia atskrido. Tai čia yra truputėlį kiti dalykai, bet man visada keistas vienas dalykas. Paluckas lipdė, sulipdė tą, reiškia, 85 ar 86 koaliciją, ne? Visada kilo klausimus ir čia bandė daužyti, reiškia, čia Žemaitaitį daužė, bet nesudaužė. Liko šitą daugumą. Aš visada galvodavau, reiškia, kur čia šuo pakastas, supranti, kodėl taip yra. Pasirodo labai paprastai, reikia prastumti tokias vėjo jėgaines, apie ką Artūras čia šnekėjo. Tik aišku, ten nepateikė tų kaštų. Vaičiūnas yra šitas, čia Vaičiūno, tai šitą nežinom. Per Vaičiūną tai yra vardan Lietuvos, ne Žemaitaičio yra. Nesvarbu. Tai aš noriu pasakyti, kad tos analizės niekas nepateiks, nes ten nebus vieno skaičiaus, tai kas užtikrins, kad tas vėjas bus, ne? Nes buvo čia tokia krizinė situacija, kai nebuvo vėjo, viskas stovėjo ir turėjo naudoti visai kitą energetiką. Tai esmė ne tame, kad sulipdė tą ir dabar prastuminėja tos įstatymus, reikia, nereikia. Ir Seime, aišku, bus didelės diskusijos, bet paprastai frakcijos skyla, byra kadencijos gale. Nes kai politikai pradeda galvoti, kaip čia padaryti, kad mane dar išrinktų 4 metam, tai pradeda vinguriuoti ir bėga iš vienos pusės į kitą. Aš visą laiką galvoju, kada šita dauguma koalicijos suskils, ta prasme, Žemaitaitis ir Nemuno Aušra, bet kuriuo atveju šneka taip, kaip turėtų šnekėti opozicija. Bet jis yra opozicijai. Tai va šitas dalykas mane domina. Kiek jisai ištrauks ir kiek Nemuno Aušra ištrauks šitoj visoj pulkoj ir šitam žaidime, tas man yra labai keista, nes ko aš laukčiau? Aš laukčiau, kad vieną kartą nes Skvernelis pasitrauktų čia iš tos, ten jo nėra labai daug, bet kada Žemaitaičiui atsibos, reiškia, tie tokie žaidimai ir jisai grįš į tautą ir jisai kalbės apie tai, ką kalba žmonės. O žmonės kalba labai paprastai, kad tokio mokesčio nereikia, kad reikia kompetencijos. Žiūrėkit, ką jisai prarastų. Jis nieko neprarastų. Ministrai jo, ne jo.
Viskas yra pastatyta, sustatyta, įkišta. Vaičiūnas yra jūsų, ne? Ne jūsų. Demokratas. Svarbu. Skvernelio. Žemės ūkio ministras, sakysim, tas pats Poderskis, nu, atsiprašau, koks jis yra. Koks jis yra Nemuno aušros atstovas. Ką prezidentas pasakė premjerui, apie tai yra eina kalba. Tai ką tu prarasi? Tu nieko neprarasi. Nes jeigu tu savo ministrus būtum pastatęs, tai aš suprantu, kad tu galėtum su jais šnekėti ir jie galbūt vykdytų Nemuno aušros politiką, tai kas buvo parašyta rinkimuose. Dabar jie vykdo kažkokią savo politiką. O atsakomybė tai vis tiek Žemaitaičio yra. Tai esmė yra tokia, reikia paprasčiausiai laukti tokio momento, kada jis pakels sparnus, tada konservatoriai ateis į tą daugumą, bus tikroji vaivorykštė ir socialdemokratai su konservatoriais lais buldozerių savo pirmin. Be jokių kliučių. Ir Rokas Masiulis bus patenkintas, ir Vaičiūnas bus, nereikės slėptis tenais, supranti, aiškinti kažkokius tai absurdus. Aš tai laukiu. Nereikia griauti ten koalicijos. Nemuno aušra Žemaitaitis ten elgėsi principingai ir pažiūrėkite dėl to pačio vėjo, dėl tų visų reprodukcinių. Mes palauksim to principingumo, kai bus balsavimai. Principiniai tokie, kokie duoti buvo ir dėl KGBistų, ir dėl LRT, dėl visų yra duoti įsipareigojimai rinkėjams, vykdom savo, vykdom kartu, būdami pozicijoje mes to negalėtume daryti, mes dėka koalicijos partnerių mes galim realizuoti savo tą programą. Ar tai nėra per didelė kaina, na, sakykime, balsuojant už koalicijos partnerių projektus ir visą kenčiant šitą skirimą ir tyčiojimąsi tiek prezidento dėl tų ministrų, kad neva nėra, nebandykit ir taip toliau. Tai čia vėlgi, turbūt čia greičiausiai galės būti, na, sakykime, tas lakmuso ten popierėlis, bet kol galime įvykdyti duotus pažadus rinkėjams, tol mes būsime koalicijoje. Bet matot, yra bėda, kai nebalsuoja Nemuno aušra, balsuoja konservatoriai. Va čia yra bėda. Tai dažnai atsitinka. Arba sudarysime su valstiečiais naują koaliciją. Tame ir yra problema, aišku, mes čia nugrybavom. Aš specialiai nusukau. Nes vieną kartą galvoju, kadangi bus Nemuno aušra, tai aš galėsiu ką nors tokio pasakyti. Dabar ir pasakiau. Bet atsiminkit visą laiką, kad yra balsuotojai žmonės, kurie balsuoja. Jūsų politiniai viražai yra viskas tvarkoja, bet paprastas žmogus visada supranta labai paprastą dalyką. Kaip tu balsuoji, taip ir yra. Jam neįdomu frakcijos susitarimai, pasitarimai ir taip toliau. Bet pamatė tavo balsą tenais kažkur tai ir viso gero. Aišku. Gerai, kadangi mūsų laikas jau potirps, artėja į pabaigą ir įvardinom, apie ką nekalba LRT, tai tikrai už tų dalykų, už kurisų negirdėsit. Ir tai, kai jie rodo, kad man visiškai atvirai pasakius neįdomu, ką ten Skvernelis pasakė ant Žemaitaičio ar ten atvirkščiai. Net atvirai pasakysiu, neįdomu, kad ir tas Dudėno ten tie dalykai, kada priiminėjami ten sprendimai liečiantys mūsų visus ir kai matai paskutiniu metu ir jau tautoj pradėta vėl prisiminta senas folkloras, kuris vyktai po rinkimų, kad 2 Paluckai, 3 teistumai ten yra, nežinau, ir jau pradeda šnekėti, kad turėjom pirmą anoj kadencijoje Seimo pirmininkė iš Adamsų šeiminėlės labai įmerti šią panašią, tai dabar turim dėdę Pūlinį irgi iš to pačio gerojo, tai kad niekas nesikeičia. Nu, bet kokiu atveju tai priimkit su jumoru. Noriu padėkoti Henrikui, Artūrui, Valiui, kad atėjot, kad radot laiko, kad apšvietėt. Ir tikiuosi, kad mūsų tie žmonėm, kurie žiūrėjo mūsų kanalą, šitą laidą buvo įdomi. Iki sekančių susitikimų. Iki. Sėdėjo.